mėgstu vėluoti, bet mažymai pandariau 1,5 valandos važiavau. Avarijos, ne, 3 geležinė vilkė, tai daug dėja, kad nukentėjusių nebūtų. Tai pabandysiu papasakoti kažkokį savo gyvenimo paveikslą, taip sakant, sudėliotums, kaip aš gyvenau iki tol, iki ateinant į draugiją. Tai yra, kodėl aš čia atsidūriau, kas mane čia atvedė ir kaip gyvenu dabar. Daugmaž, kaip sekasi sveikti, ką darau dėl sveikimo. Tai pradėsiu nuo to, kad mano blaivybės data, pirmoji blaivi diena yra 2023 kovo 19. Nuo tos dienos iki šiol aš esu blaivas, sėkmingai, pakankamai sekasi sveikti, neatkrist ir iš tikrųjų pakankamai laimingai gyventi. Tai kalbant nuo pat pradžių, tai dažnai paminiu šitą dalyką, kad žingsniuojant ir pradėjus tą sveikimo kelią reikėjo atsiminti save nuo tada, kada atsimenu. Tai kada maždaug mano atmintis formuoja kažkokius prisiminimus pirmuosius apie save, apie gyvenimą ir panašiai. Tai yra daugiau mažiau 5 metai man buvo, kai aš save atsimenu. Ir jau tada 5 metų vaikas būdamas, nors ir tikrai visko aprūpintas buvo ir atrodo ir meilė, ir dėmesio, ir materialiais visokiais dalykais ir panašiai, bet jau tada man kildavo suicidinės mintis, nors 5 metų būnant atrodo, nei tu supranti, kas tas gimimas, kas ta mirtis ir panašiai, ir apskritai apie ką yra gyvenimas, bet aš jau tada būdavau viskuo nepatenkintas, kuo tik galėjau būti. Turbūt tai turiu vyresnį brolį gan ženkliai. Tai atsimenu, kai su juo ar pykdavomės, ar džiaugdavomės, nesvarbu, bet vis kažkaip tokie fragmentai išlikę, kad aš jam gan dažnai apie tai užsimindavau, kad jeigu toks gyvenimas ir bus, tai aš tokio gyvenimo nenoriu ir aš nusižudysiu. Kas rodo, kad jau tada, kaip aš įsivaizduoju, nemačiau kaip sveikas vaikas, sveikas žmogus. Ir su tokiu atsinešimu aš ėjau į pasaulį, tai yra į darželį, mokyklą, universitetus, darbus ir panašiai. Ir gan anksti iš tikrųjų, nors dar nevartojant alkoholio, pasivijo mano elgesio pasekmės, kai vienintelis svarbus man dalykas tai buvo aš ir mano kažkokia gerovė, kaip aš ją tuo metu įsivaizdavau. Ir 8 metų pirmą kartą su teisėsauga problemų šiokių tokių turėjau, bet kadangi buvau pakankamai jauno amžiaus, tai didesnė dalis teko tėvam, man ten labiau ir tiek žinių. Tai tokia va mano gyvenimo pradžia ir kai pagalvoju su tokiu mąstymu, su tokia galva jau nuo pat mažų dienų, kokį tą gyvenimą gali kurtis ir kaip gali į tą visuomenę eiti ir būti kažkokiu normaliu žmogum. Ir visą laiką jausdavau, kaip minėjau, tuštumą, kažkokį nepasitenkinimą, man viskas buvo negerai, norėjau kažkaip kitaip, o kaip nežinojau. Ir vis bandydavau kažkokį vieną kelią, vieną būdą, antrą, trečią ir niekaip nerasdavau to, kas užpildytų vidų mano ir padarytų, suteiktų kažkokią bent jau minutėlę laimės. Nes iš tikrųjų niekada nesijausdavau laimingas, visą laiką būdavau nepatenkintas, nors ir tik patys artimiausi turbūt žinojo, kaip aš jaučiuosi, nes kažkaip nebuvo įprasta nei apie jausmų šnekėti, paskui jau kai kiemo tas draugų ratas būrėsi ir panašiai, tai kaip pas mus buvo priimta, tai tipo nevyriška kalbėti apie jausmus, apie kažkokias problemas, tu vyras, nesvarbu, kad tu ten metų, 12, 13, bet tu turi būti visagalis, savarankiškas, viską pats pasidaryti, susitvarkyti su visom problemom ten ir panašiai. Ir ten kažkokių jausmų, negalėjo net būti, silpnumo požymis realiai buvo. Ir tokia aplinko aš pirmą kartą paragavau alkoholio. Ir iš tikrųjų stengsiuosi, tikiuosi pavyks labai daug apie tą vartojimą nepasakot, bet ką man jisai davė, tai turbūt tą jausmą, kurį jaučia ir daugelis, išgerus dingo ta tuštuma, nepasitenkinimas, atrodo, visi žmonės pasikeitė. Nors, jiegi tie patys liko, nieko jiem neatsitiko.
bet mano viduje kažkas pasikeitė, mano smegenyse, mano, nežinau, sielui, dvasiai ir panašiai. Ir aš pats tuo metu pasikeičiau, atrodo, tada visus myliu, viskas gerai, viskas faina, tai jokių problemų nebelieka tuo metu. Ir kaip aš įsivaizdavau, radau tikslą, dėl ko gyventi, kad dėkim ten 5 dienas eini į mokyklą, laukdamas savaitgalio, nes savaitgalį gausi tą apdovanojimą, vardan ko čia vargsti maždaug, ten tu paisi kažkokius dienpinigus, dar kažką kitaip kažkaip susikombinuoji ir prasidėjo tie savaitgaliniai vartojimai. Ir realiai nors iki 18 metų, aš čia taip truputį didesniais tarpais bandysiu šnekėti, iki 18 metų būdavo tai dažnesni vartojimai, tai ir ilgesnės pertraukos ir panašiai, bet analizuojant save ir savo praeitą gyvenimą, supratau, kad aš nuo pat pirmo paragavimo realiai visą gyvenimą dėliojau aplink vartojimą. Kad ir kokia pertrauka būtų, ten, kad ir kelių mėnesių, bet aš nuo pat pirmos dienos, kai dėkim, šiandien man negeriu pavyzdžiui, ir nuo pat šitos dienos jau galvoju, kad ten po 3 ir 4 mėnesių bus kažkokia proga ir jau planuoju tada, ką gersiu, kiek ir panašiai. Ir realiai visą tą gyvenimą, visą savo veiklas apie tai dėliojau, kiek man reikia pinigų gauti, iš kur gauti, labiau pasistengti, galbūt ir panašiai, ten, galbūt kažkiek geriau pasimokyti, kad tėvai išleistų ten į tą kažkokį vakarėlį ir panašiai. Ir realiai taip ir gyvenau. Visada norėjau būti tuo vyru idealu, kokį aš jį tuo metu turėjau, nors dabar jis kardinaliai yra pasikeitęs, savarankiškas ir panašiai. Ir namie, šeimoje apie jausmus, tai kažkiek gal su broliu, bet taip labai minimaliai, tokiais gal irgi fragmentais apie tą savižudybę šnekėdavau, kažkokį nepasitenkinimą kažko išreikšdavau, bet kažkur giliau nebuvo lendama, tėvai iš vis net neįsivaizdavo turbūt, kaip aš jaučiuosi, ir todėl, manau, nieko man negalėjo padėti realiai. Ir taip kažkaip ir bėgo tas gyvenimas, suklausiu tam rate, atrodo, laukiu labai, kol pabaigsiu mokyklą ir sulauksiu 18 metų, kad nebebūčiau niekam atskaitingas, kad galėčiau eiti kada noriu, kur noriu ir realiai ir gerti kiek noriu, nes tą kiekį dar truputėlį riboju ir tie tokie kaip ir kaltės, gėdos jausmai, kad nes tėvai nėra vartojantis, labai labai minimaliai, bet tikrai neproblematiškai. Ir kažkaip labai nepatogu būdavo ir aš jau gan anksti supratau, kad kažkas čia, kaip ir atrodo viskas gerai, bet tėvai ir ten kai kurie kiti klasiokai, ten dar kiti aplinkiniai žmonės, taip nevartoja, aš kažkaip man daugiau noris atrodo, jeigu geriu, tai dažniausiai iki pergalės. Ir stengiuosi slėpti tą vartojimą, kiek tai pavyko padaryti, nes vis tiek tėvai reguliavo, ten išeini, tai negalėdavai ten negrįžti savaitę. Tik sulaukęs 18 tikrai nutrūkau nuo grandinės, nors gyvenau vis dar su tėvais, bet išeidavau kada norėdavau, grįždavau kada norėdavau. Ir jie kaip ir nematė tame labai didelės problemos, atrodo, studentas jaunas, vakariukas čia mokosi, visi kiti, atrodo, viskas kaip ir gerai, tik jie nežinojo tų faktų, kad jau ir kolegija pradėjau nevaikščioti ir visi kiti, galų galiai išmetė mane iš ten už skolas ir paskaitų nelankomumą, kur irgi viena iš tų pasiekmių, dėl kurių labai nefaina buvo, labai gėda ten prieš tėvus ir panašiai. Ir realiai pradėjo tas vartojimas smarkėti ir gėda buvo tėvam pasakyti, kad iš tos kolegijos išmetė. Ir vėl tas toks labai akivaizdus nesveiko mąstymo pavyzdys, kad dirbau savaitgaliais bare, aišku, nes labai buvo patogu. Ir išsinuomavau butą, į kurį aš varydavau vietoj paskaitų. Ir vienintelis dalykas, ką aš ten darydavau, tai yra gerdavau. Kiekvieną mielą dieną, iki tol, kol reikdavo važiuoti namo, bet išvažiuoti pavykdavo ne visada. Ne visada pavykdavo ant kojų išstovėti ir panašiai. Ir tėvai įsivaizduodavo, kad aš einu į kolegiją ir ten kartais galbūt po jos kažkur su grupiokais varau, o iš tikrųjų būtinis alkoholizmas ėmė viršų ir ten pramušinėjo visus dugnus. Realiai dabar bijau sumeluoti ar metus ar pusantrų, tai tęsiasi, kol tyčia ar netyčia, dabar jau likimu nebetikiu. Tai taip jau turėjo turbūt atsitikti, kad likčiau gyvas ir mama sužinojo.
Tai vėl prasidėjo kiti mano visokie būdai, nebegrįždavau tiesiog namo, ten išjungdavau telefoną, nes neturėdavau ką tėvam pasakyti, kur aš esu, nes, kad geriau kaip ir gėda buvo. O ką aš veikiu ten, kai išeinu pradžiai 2-3 parom dėkim negrįžtu, jau nebetikėdavo, kad aš ten kažkur su merginom ar panašiai. Ir prasidėjo tie mano dinginėjimai, ten kiek tėtis į tai reagavo, nežinau, nes labai mažai apie tai kalbėdam, mamai ten žymiai sunkiau buvo. Ir prasidėjo policijos paieškos nuolatinės kaip dingusio be žinios asmens ir pradžiai ten 2-3 paras, paskui savaitę, 2 mėnų, pusantro, pusmetis. Ir tas vartojimas, kuo toliau to prastėjo ir mano ta psichologinė vidinė būsena prastėjo iš tikrųjų. Iš vieno universiteto išmetė, paskui kito nebaigiu ir supratau, kad ne tik, kad čia truputėlį gal per daug geriau, kaip iki tol įsivaizdavau ir ten tie neigiami jausmai, gėdos, kaltės ir dabar net atrodo šiurpuliukai eina, kai prisimenu tas būsenas, kurios būdavo, tai atrodo, viduj kažkas drasko, bet tu nežinai kodėl ir, atrodo, nieko su tuo negali padaryti, toks bejėgis jautiesi. Ir alkoholį naudojau kaip vaistą, tikrai išgerus bent jau tai sekundėjai galėdavau taip nesijausti arba ilgainiui nors truputėlį geriau pasijausti, paskui jau nebepadėdavo, bet vis tiek ten geri kol nulūžti, tai nors kol mėgi turi tą tarpą, kol nejauti to kažkokio, nežinau, kaip tai įvardinti skausmą, to vidinio draskimo, tuštumos, bejėgystės, beviltiškumo ir visokių kitokių tų jausmų. Ir po truputėlį vėl tos pasiekmes vijosi ir aplinkiniai pradėjo sakyti, draugai, visą kitą pradėjo ryšiai nutrūkinėti tam tikrai su draugais, kurie taip nevartojo. Ir pradėjau sakyti, kad manim yra kažkas negerai ir kad aš kreipčiausi pagalbos. Aš to daryti, aišku, nenorėjau, aš vėlgi tvirtai laikiausi, kad aš čia pats, visą kitą, bet 1, 2, 3, 10 kartas ir prarandi tą viltį, tu supranti, kad imi tą pertrauką, visiems žadi, kad tu nebegersi, bet pats jau vidui nebetiki, tu žinai, kad laiko klausimas. Iš pradžių dar pats tikėdavau, paskui jau be šansų, supranti, kad ateis laikas ir tu vis tiek pradėsi, bet to ką daryti, kad nepradėt, neįsivaizdavau, neturėjau jokių variantų. Ir po 1,5 mėnesio, tuo metu, man atrodo, buvau dirbęs. Visą kitą vėl paieškoju, ten laikraščiai rašo, žodžiu, ir baigės pinigai, kažkaip reikia nustoti. Ir vėl nustodavau gerti dažniausiai ne dėl to, kad nebenorėdavau, o dėl kad pinigai baigė. Ir ką daro tikras alkoholikas, grįžta namo pas tėvus. Kaip tai padaryti? Tiek laiko gėda, ten mamai blogai dėl to numirų ir panašiai. Tai grįžau, nulenkęs galvą ir sutikau, sakau, okei, kažką darom, bet aišku, tai padariau ne dėl to, kad aš to labai norėjau, tam, kad jiem kažkokį, kaip, nežinau, nedovaną padaryčiau, bet padaryčiau tai, ko jie nori, išpildyčiau jų norą ir kaip ir užglaistyčiau tą situaciją. Tai privačiai pas medikus nuėjom, ten diagnozių gavau, kurios aš vėliau nepasitvirtino, bet labai buvo patogu, gavus popierių, išėjus visiems mojuoti ir va, aš turiu diagnozę oficialiai, aš nekaltas, sergus, žinai, ko gyvenu ir ką padarysi. Bet po dar kelių kartų pradedu jausti, kad realiai vienintelis momentas, kai aš tų neigiamų jausmų galiu nebejausti, yra kol miegu. Alkoholis tik atrodo, labai menkai pradėjo bepadėti. Ir atsirado kitų medžiagų gyvenime truputėlį, prieš kurias buvau labai nusistatęs, ten prieš ir visą kitą. Ir tuo metu toks pradinis gal lūžis įvyko, kad supratau, kad mano visi moralės principai, kažkokias vertybės, kurias aš turėjau, gyvenimo tikslai, viskas, dėl ko aš bent jau kaip įsivaizdavau, stengiuosi ir gyvenu ir kokių tikslų turiu, ten vertybių ir panašiai, viskas žlunga, viskas visiškai priešingai vyksta, negu aš norėčiau, negu aš esu susiplanavęs. Tuo metu labai įsivaizdavau, koks mano gyvenimas turi būti, kaip aplinkiniai turi elgtis ir panašiai. Ir realiai, kai niekas neišsipildydavo, vėl didžiulis nepasitenkinimas būdavo. Tai supratau, kad reikia kažką daryti, nes
arba žudytis reikia, arba kažką daryti. Tai, bet vėl įsivaizdavau, kad tą pagalbos ranką man turi ištiesti kiti, aš dėl to neturiu nieko padaryti. Kaip visą gyvenimą tėvai mano kažkokias problemas kiek įmanoma stengiasi glaisti, tai aš įsivaizdavau, kad kažkas medikai, nežinau, specialistai, dar kažkas už mane tai padarys, kad maždaug aš čia kaip aš tuo metu įsivaizdavau, pasiduosiu ir jie kažką su manim padarys, aš jiems tai leisiu padaryti ir tapsiu sveikas ir nebevartosiu. Ir atsiguliau į reabilitacinį centrą, bet užteko mėnesio, kad suprasčiau, kad realiai niekas nes mane nieko nedaro. Jie man tik pasako, ką aš pats turiu daryti. Ir man tuo metu tas variantas, švelniai tariant, nelabai tiko ir aš išėjau iš tenai. Įsivaizdavau, kad jeigu jie čia nieko su manim nedaro, tai viską tą, ką jie vardina, tai galiu aš pats sėdėti namie, savo ramiai, šiltai, patogiai daryti. Tai namie nereikės tos disciplinos kažkokios laikytis ir panašiai. Ir ten pirmą kartą išgirdau ir atėjau į anoniminių alkoholikų grupės, kabojo ten tie žingsniai, buvo kalbama apie globą ir panašiai, bet kažkaip vis išgirdavau tokių nuomonių, kad gal čia nebūtina, kad tu čia pagalvok ir panašiai. Tai, aišku, ką girdi alkoholikas, jeigu nėra būtina, tai aš aišku nedarysiu, ką man čia bereikalo vargti, aš gal be to kaip nors apsieisiu. Ir taip aš išbuvau netoli per 5 mėnesius ar 6, ar kažkas taip apie pusmetį, plus minus, net negaliu sakyti blaivas, nes dar pirmieji 4 mėnesiai tokie buvo pusėtini, darbą vėl susiradau, kaip sakau, po truputėlį gyvenimas viršų pradėjo važiuoti. Bet paskutinius 2 mėnesius turbūt žemėje nebuvo nei vieno žmogaus, kuris su manim galėtų susikalbėti. Ir aš tada įsivaizdavau, kad jie durniai, jums čia visiems yra, iškabinės, kažko nori, aš nieko nesuprantu, kas pasaulyje vyksta. Ir su nieko įsivaizdavau, kad aš susikalbėti negaliu. Šiaip dabar suprantu, jie su manim susikalbėti negalėjo, nes aš pats nesupratau, nei ko aš noriu, nei kas su manim vyksta. Buvau žiauriai nervuotas, viskas erzino, tokias man tikrai belia kaip tragiška savijauta ir kažkaip viduje vienintelį išeitį. Tuo metu įsivaizdavau, kad aš to nebegaliu pakelt, kad reikia žudytis ir alkoholis kaip ir nebeveikia, tai vėl kaip vaistas toks nelabai padedantis, tai ką, reikia trauktis iš gyvenimo, bet tada vėl alkoholikui gimsta dar genialesnė idėja, ką mirt blaiviam, gaila. Tai bent jau reikia, taip sakant, paskutinį kartą gal pavyks nors minutėlę tų laimės akimirkų išpešti. Prisėmu kreditų, kiek tuo metu pavyko susiorganizuoti. Ir paskui visi klausė, kodėl tiek, tai būtų milijoną, būtų ir milijoną paėmęs. Vis tiek įsivaizdavau, kad žudysis, kad grąžinti nebereikia, tai koks skirtumas, jeigu duoda, tai duoda. Ir pradėjau gerti, tai tęsęs pusmetį, per tą pusmetį vėl ten paieškas, visa kita, eilinis darbas pragertas, mokslai, iš kurių vėl išmetė. Mama ten didžiuliai panikų irgi per aplinkui bandydavau susižinoti, kaip jinai jaučiasi ir būsena su kiekvieną dieną tik blogėja. Ir ne visai gal kiekvieną rytą, bet beveik kai keldavus, būdavo ta mintis, kad gal šiandien aš buvau ten pasiruošęs planą, žodžiu, kaip aš tai padarysiu. Ir šiandien atsikeli, gal šiandien. Ne, bet blemba dar šnapso yra, gal rytoj. Ir taip pat realiai gyvenau apie pusę metų, kol galų gale kitų medžiagų dėka iš tikrųjų realiai vos nenumirštų. Ir tada, kaip aš jaučiu, tai toks pirmasis ženklas iš aukščiau ir suvokimas, kad aš iš tikrųjų visą gyvenimą nemirt norėjau. O pagrindinė priežastis, kad aš nemokėjau gyventi blaiviai. Aš nežinau, kaip tai padaryti. Kažkaip atrodė, kad gyvenimas eina ir aš taip šalia jo. Aš nepritampu, kažkaip atrodo, nors ir draugų turėjau ir viską, bet jaučiaus kažkaip kitaip ir elgiaus kitaip ir jaučiaus kitaip ir visom prasmėm kažkoks kitoks ir atrodo, lyg tai gyventi toks, sakau, toks kaip ženklas iš aukščiau, kad gyventi aš visgi gal ir norėčiau. Nusižudyti, aišku, per didelis bailys, mirt bijau, bet kaip gyventi blaiviai, aš to gyvenimo nepakeliu paprasčiausiai. Man jis atrodo per sudėtingas ir aš neįsivaizduoju, kaip kūdikis realiai, aš nežinau, ką daryti. Aš
Čia nekalbu, kad reikėjo ir disciplinos mokytis, ten nuo lovos pasiklojimų ir panašiai, ko žmonės tų kelių metų būdami ir išmoks. Šitų dalykų mokiausi ženkliai vėliau. Ir tada prisimenu, kad turiu draugą sveikstantį, kuris man laiks nuo laiko paskambino, bent jau patikrinti, ar dar esu gyvas. Ir vis pasiūlydavo, taip užmesdavo tų minčių, kad gal darom kažką, gal pabandom. Ir nors visiškai netikėjau, kad man pavyks, bet nusprendžiau pabandyti kažką daryti, nors tuo metu dar neįsivaizdavau ką, bet aš sutikau, kad aš važiuoju pas tave ir kažkokį planą dėliojamės, ką darom, nes aš nebeištversiu, atrodo, išprotėsiu. Ir tikiu, kad tai buvo pakankamai realu, kad stogelis visai neslinktų, nors ten ir taip jis nebuvo sveikas, bet ir nebūtų dar blogiau, labai gąsdino. Tai pabandžiau vėl ant ketapildytis reabilitaciją gultis, dar vienas smūgis nepriima. Ir toks dar didesnė tokia bejėgystė, atrodo, šiandien net ir ten nebereikalinga, ką dabar daryti. Bet vėl, turbūt Dievulis suteikė man tą šansą ir norėjo, kad turėčiau už tą galimybę. Ir aš ją pasinaudojau. Pradėjau nuo Minnesotos programos. Ir ten pirmą kartą, kaip minėjau, žinojau aš anksčiau apie grupės, apie žingsnius, apie globą, bet ten pirmą kartą išgirdau ir priėmiau, kad o gal visgi reiktų pabandyti. Realiai tikėjimo ir vilties praktiškai nebuvo. Ir eilinį kartą aš tai dariau, norėdamas įrodyti kitiem ir savo, kad man tai neveikia. Matydavau šituose kambariuose sėdinčius žmonės tikrai laimingus, normalius, ten kas šeimą kuria, kas karjeras kažkokias ir panašiai. Aš supratau, kad man tai visiškai neina ir toks kaip jie aš gal nebūsiu, bet faina, kad jiem padeda, aš pabandysiu. Nors ir nepadėsiu, rodysiu jiem ir savo, kad man tai neveikia. Ir vėlgi tikėjausi, kad jie man kažkokį lengvesnį būdą pasiūlys, kuris man labiau bus priimtinas, kur aišku, kuo mažiau daryti reikėtų ir panašiai. Bet mane vis ramindavo, kad nieko tau čia per daug daryti nereikės, darysi tai, ką sako globėjas ir žingsniuosi ir eisi pirmin. Labai pergyvenau dėl visų tų išorinių pasiekmių, kurios, kaip dabar suprantu, realiai tom vidiniam tai buvo tikrai pakankamai menkos. Tai pradėjau sveikti 26 metų būdamas, tai aš tuo metu vos vaikščiot galėjau, vos paeidavau. Be prisėdimo, be pailsėjimo, taip kad įsivaizduoju, 200-300 metrų buvo tas atstumas, kurį aš galiu nueiti, daugiau viskas. Viskas, turiu atsisėsti, pailsėti, ten, žodžiu, ir nugaras, ir širdis, ir kojas, ir viskas atsisakinėjo. Ir skolos tos 10 tūkstantinės, kur įsivaizdavau, kad gyvenime aš jau tikrai neatiduosiu, ten net kam blaiviai gyventi, jeigu gyvenimas ir taip sugadintas, bet vėlgi iš jūsų girdėdavau, kad sveik, daryk tą, ką globėjas sako, ir iš tikrųjų iš paskos ateis ir visi tie kiti dalykai, susitvarkys ir sveikata, ir ta finansinė padėtis, ir santykiai, kurie turi susitvarkyti, jie susitvarkys, ir tas gyvenimas taps pakankamai normalus. Ir iš tikrųjų šiai dienai galiu pasakyti, kad jie buvo teisūs. Didžioji dalis tų problemų ir išorinių pasiekmių bet kaip greitai išsprendė. Po kelių mėnesių pradėjo progresas jaustis palaipsniui ir šiai dienai didžioji dalis tų problemų, kurios aš įsivaizdavau, kad visam gyvenimui yra tragiškos, jos susitvarkė. Tai galiu tuo pasidžiaugti ir vėl pakankamai greitai. Trečias žingsnis buvo ta vieta, ties kuria aš suvokiau, kad teks nuleisti galvą ir pripažinti, kad eilinį kartą man niekam nieko įrodyti nepavyks, kad jaučiuosi žymiai geriau negu prieš porą mėnesių, kas man tuo metu ir iki dabar atrodo kaip didžiulis stebuklas, kaip per tokį trumpą laiką ir atrodo, reikėjo kažką padaryti, pirštą pajudinti, bet nereikėjo man nei į kosmosą nuskristi, nei galvos ten pradėti vaikščioti, kažkokių neįmanomų dalykų, niekas manęs neprašė. Ir gyvenimas tikrai pradėjo tvarkytis. Ir sveikata, ir finansinė padėtis, ir santykiai, ir visa kita. Tai, sunku iš tikrųjų žodžiais pasakyti.
kiek aš turiu dabar, palyginus su tuo, ką aš turėjau tada. Nes, tikrai ta padėtis buvo begriūvanti labai smarkiai. Ir kaip tom frazėm šnekant, kad tas dugnas vidinis buvo, kaip aš įsivaizduoju, tai turėjau 2 variantus, arba po žeme, arba bandyti kabintis už to suteikto šanso ir už tos duotos dovanos. Ir pradėjau sveikti. Ir ta diena, kai atėjo tas toks bejėgystės momentas ir suvokimas, kad aš nenoriu nusižudyti, tai kaip šiai dienai skaitau, kad tokia pasidavimo pradžia. Truputėlį dar užtruko, bet ten jau nebeilgai, iki mėnesio gal, kad aš visiškai pasiduočiau ir realiai globėjai nebeuždavinėdamas klausimų. Dabar net truputėlį pačiam keista, kaip aš nebesipriešinau, ten nekvestionavau kažkokių dalykų. Nors atrodo daug ko nesupratau, kodėl aš tai turiu daryti, daug kas atrodė ir kvaila, ir juokinga. Bet aš labiau atrodo dariau todėl, kad viską padaryti. Ir labai išgirdau tą žodį, kad viską turiu padaryti sąžiningai. Kitaip nesuveiks, tai aš pasižadėjau savo ir dar vienam žmogui, kad padarysiu tikrai nuoširdžiai ir sąžiningai. Ir vis tiek bus tikras, kad niekas nesuveiks ir nekvestionuodamas sąžiningai. Ta blaivybė įrodo, kad, kaip ir viskas turbūt gerai buvo padaryta. Jeigu iki šiol tikrai pakankamai gerai gyvenu ir pradėjau žingsniuoti, tai kad alkoholikas kaip ir nebuvo nei supras sunku, nei pripažinti, bet antra ta pirmo žingsnio dalis, kad gyvenimas nevaldomas, kad aš jo negaliu kontroliuoti, tai man iš kosmoso srities buvo. Kas gali geriau sukontroliuoti mano gyvenimą, jeigu ne aš? Arba kas gali geriau žinoti, kaip man yra geriau, jeigu ne aš? Tai pavyko priimti šitą dalyką, bet tikrai per tokį labai didelį sąmyšį, vidinės kovas ir panašiai. Ir turbūt pagrindinis tas suvokimas ir tas tikras to priėmimas ir pripažinimas atėjo tik po 3 žingsnio realiai. Kalbant apie antrą, apie tą sveiką mąstymą, tai neretai ir pradedu savo pasidalinimus nuo savo tų atsiminimų būnant 5, tai man nereikėjo grąžinti sveiko mąstymo, man reikėjo duoti, nes aš jo niekada neturėjau, gal kažkokiais trumpais momentais, bet taip overall šnekant ilgesniai laiko perspektyvai, aš visada mąsčiau kažkaip kitaip. Ir dažnai nei logiškai, nei sveikai, nieks negalėdavo paaiškinti, kodėl aš taip, bet mano smegenys taip veikia. Ir dar kas juokingiausia, kad aš neretai pats to tikėdavau. Žiūrėdavau į stalą, tarkim, ten kam rudas, kam pilkas, galėdavau sakyti mėlynas ir iš to tikiu. Tai kaip tai paaiškinu, tai tik ir įrodo, kad sergu psichinė liga, tik viena laimė, kad gavau dovaną ir galiu ją tą aktyvią fazę pristabdyti ir su ją gyventi, tikrai pakankamai gerai. Tai kalbant apie 3 žingsnį, man kažkaip dažnai girdžiu, kad žmonėm būna problemų su to tikėjimu, man didelių problemų nebuvo, aš tik gal labiau pergyvenau, aš labai norėjau atrasti tą tikėjimą, kažkokie aukštesnė jėga už tai, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Aš atrodo labai noriu, bet kaip man tai pasimti. Bet mūsų knygoje labai gerai rašo, kad užtenka tik to noro. Iš pradžių užtenka norėti tikėti. Ir realiai darant tą, ką turiu daryti, aš vėlgi paminėsiu tokį dalyką, 3 žingsnį atlikau bažnyčioj, nors nėra nei draugija susijusių nei su religijom, nei kažkokiu konkrečiu tikėjimu, bet asmeniškai savo pasirinkau. Ir natūraliai atėjo toks lengvumas, tas kažkoks tikėjimas ir pasitikėjimas, kuris atnešė iš tikrųjų didžiulę ramybę. Pirmą kartą pradėjau jausti to, ko aš niekada gyvenime nebuvau jautęs. Žymiai mažiau pergyvenu dėl kažkokių situacijų, kažkokių dalykų. Nesakau, kad visiškai nepergyvenu, tikrai pametu, atitolstu, visai būna. Bet iš tikrųjų tą ramybę, kurią turiu dabar, tokios jos niekada neturėjau. Ir dar kaip tik vakar klube apie tai šnekėjom, kad
pakankamai senai aš jau nesijaučiu kažkaip labai blogai ar labai stipriai dėl kažko nepergyvenu. Tai ten visokių jauduliukų būna, bet jie neišmuša taip smarkiai mane iš vėžių, kaip išmušdavo anksčiau, kur ten atrodydavo, kad ir šiandienis pavyzdys vėluoju, ten 10 pasaulio pabaiga, aš turbūt būtų gėda, būčiau neatėjęs, nes, geriau nežiūrėt žmonėm į akis maždaug. Tai, kalbant apie 4 žingsnį, tai gal tokie pagrindiniai dalykai, kad kas man buvo įdomu, kad 26 metų būdamas aš pirmą kartą gyvenime pasižiūrėjau save tokį, koks aš iš tikrųjų esu. Ir susipažinau su savim. Ne tokį, kokį aš norėčiau būti, ne tokį, kokį įsivaizduoju, o būtent tokį, koks aš esu, kaip aš elgiuosi, kaip aš jaučiuosi ir visa kita. Ir nuostabai ten, kur aš įsivaizdavau, jeigu netobuliausias esantis, tai jau ten top 5, pasirodo, kad tose vietose gali tą 5-tuką papult, bet iš apačios. O tose vietose, kuriuose aš jaučiausi pats prasčiausias, ten jau tikrai blogiausias, pasirodo, tose vietose nėra viskas taip blogai. Tai dar kartą įsitikinau, kad tas mąstymas labai labai įdomiai piešia dalykus ir visų suvokimą. Ir susipažinus su savim kažkaip supratau, kad esu pakankamai ribotas žmogus su savo visokiam baimėm ir panašiai. Ir priėmus save po 4 žingsnio tai įvyko, gal dalinai po 4, visiškai jau toks susitaikymas galbūt po 5 įvyko. Tai ir pasaulį žymiai lengviau priimti kitus žmonės. Supranti, kad kuo tas kitas žmogus skiriasi nuo manęs, jis irgi toks pat ribotas, irgi su savo baimėm, kompleksais, dar kažkuo. Ir lygiai taip pat klystantis ir gerai kažką darantis, visoks. Ir priimant save ir pasaulį, belekiek kartų gyvenimas palengvėja, iš tikrųjų neapsikrauni nereikalingais dalykais, nesirūpini, kaip kitas turėtų gyventi ar elgtis. Ir labiau pradedi kreipdėmėsi į tai, ką tu gali padaryti, kad būtum geresnis negu vakar. Ir vieną dieną pavyksta, kitą ne, bet kaip aš sakau, svarbiausia stengtis. Ir šiai dienai dažniau pavyksta negu nepavyksta, tai man tai yra didžiulė pergalė ir aš tai skaitau laimėjimų didžiulių. Kalbant apie 5 žingsnį, laiko nelabai daug, tai greit bandyti perbėgti. Tai kalbant apie 5 žingsnį, tai kai pradėjau sveikti, realiai tiek namie būnant, tiek kažkur einant į žmonės, realiai net nejučia, bet toks susigūždavo, atrodo galva nulenkdavo, atrodė, kad visas pasaulis žino visas mano problemas, visas mano įdas, ten nuodėmės ir visa kita, ir buvo žiauriai gėda, nepatogu ir nefaina. O po 5 žingsnio atrodo paaiškinti kažkaip labai sudėtinga, kas įvyks. Nes ką tu padarai, tu išrašai visas tas savo nuodėmės, taip apibūdinti ir išsakai arba kunigui, mano atveju globėjui, ir tikrai nieko stebuklingo nereikia padaryti, bet tas rezultatas, man yra stebuklingas. Natūraliai, natūraliai išsitės, nebegėda. Ateina suvokimas, kad 99% žmonių iš vis negalvoja, ne tik, kad nežino nuodėmę, bet jie negalvoja apie mane, turi savų rūpesčių. Ten gal koks 1%, tai ten tėvai gal kažkokie, artimi draugai kartais pagalvoja. Tai tas rezultatas iš tikrųjų žiauriai geras. Kalbant apie 6-7 žingsnius, tai būdo trūkumai, tai vėl 4-5 labai puikiai pasimato tie elgesio modeliai, kur aš turiu tų būdo trūkumų. Ir išsiryškinus juos, kas belieka prašyti savo aukštesnės jėgos, kaip mes kiekvienas suvokiam, kad tuos būdo trūkumus pašalintų. Aišku, pradžioje labai įdomus su tuo buvo, nes vėlgi grįžo ta kontrolė šiokia tokia ir aš žinojau, kurios trūkumus turi pašalinti, kurios ne. O tie trūkumai dingsta tie, kurie dingsta, lieka tie, kurie lieka ir kažkurie galbūt, kurie man atrodo nereikalingi, padeda. Kurie atrodo reikalingi, gal kenkia aplinkiniams ir panašiai. Tai man tai reikia pasitikėti ir daryti tą, ką aš turiu padaryti. Ir ten kaip įvyksta, tai jau ne nuo manęs priklauso. Kalbant apie 8 žingsnį, tai vėlgi nieko labai sudėtingo.
paprasta, atsiverti 4 žingsnį ir susirašai tų žmonės, kuriems esi pridaręs tų skriaudų. Ir vėl, ką norėčiau paminėti, kad dažnai girdim, kad nuėjau, atsiprašiau, visą kitą. Tam tikrose vietose ir aš tos atsiprašymus naudoju ir panašiai, bet žingsnis nėra apie atsiprašymą. Tai yra apie skriaudų ir žalų atlyginimą. Ir įdomiai man su tais 9 buvo, ne visi jie pavyko, bet padariau ir kai kuriuos 9 net kelis kartus bandžiau daryti, bet maniem to nereikia, tai negaliu iš jų versti. Tai man to reikia ir aš iš savo pusės padariau tą, ką galėjau ir tą, ką turėjau ir ten jau nesutiko viskas. Ta prasme, aš pradžių žiauriai skaudu buvo, kai labai artimi žmonės nesutiko, nors pradžioje sveikimo, aišku, susireikšmės buvo ir jie patys sakė, kad darysim viską, padėsim ir panašiai, ir kai atėjo tas laikas, sako, nenoriu. Tai tas reikšminimas, kaip čia gali nenorėti, taigi tu privalai padėti. Niekas man nieko neprivalo, jie man tikrai neskolingi, aš jiems esu skolingas, jie man tikrai ne. Tai ir susidaręs tą sąrašą eini prie 9, bandai atitaisinėti tas skriaudas, eit pas žmonės, rašyti, kalbėtis. Mano atveju aš tėvų mirusių nebuvo, tai kažkaip vėlgi vertinu, kad paprasčiau turbūt tai buvo, tai ir klausti, kaip aš galiu atitaisyti savo skriaudą. Tai reikėjo prašyti žmonės, institucijas, įstaigas ir visą kitą. Tai kai kurie tie 9 pavyko, kai kurie ne, bet svarbu aš savo dalį padariau, o toliau jau kaip dievulis. Nuspręs taip ir bus, kalbant apie 10 žingsnio inventorizaciją, tai vėlgi šiandien su globėja apie tai kalbėjomės, tai puikus įrankis pamatyti to, ko nepastebi pats dienos eigoj. Kažkaip netai pasielgi, dar kažką. Vakare ant savijautos labai puikiai jaučiasi, kad gal kažkas ne iki galo, jeigu tu tą dieną kažką netai padarai. Ir kuo toliau tu tuo lengviau tai pradedi pastebėti, bet vakare atsakiusi tuos klausimus, nieko nėra lengviau iš tikrųjų, kaip juodom balto pamatyti, ką tu darai tą dieną ne taip ir dėl ko tu dabar taip jautiesi. Ir vėl grįžti prie to 4, prie 9 ir kartais užtenka pa žmogų nueiti atsiprašyti, jeigu tu ten labai nieko blogo nepadarei. O kartais reikia vėl paklausti, kaip aš galiu atitaisyti žalą, kad įvyko kaip įvyko. Kalbant apie 11 žingsnį, maldą ir meditaciją, tai su meditacija man sunkiau ir po šiai dienai. Tai kaip meditaciją vertinu laiką savo ryte ir vakare, tai nebūtinai turi būti didžiulis kažkoks laiko tarpas, bet pabūt ramybėj su savim, tai yra be telefonų, be knygos, be nieko, tiesiog dažniausiai arba pro langą žiūriu, arba išsirenku vieną kažkokį tašką, žiūriu ir stengiuosi apie nieką negalvoti, arba susikoncentruoti savo kažkurią kūno vietą, kad pajaus būtent tai ir mintis nuvyt, tai kažkaip man su meditacija taip, o malda standartiškai nuo pat Minesotos ryte vakare ir šiaip realiai kuo toliau, tuo labiau tas intuityviai vyksta net nejučiom. Ne visada, jeigu nėra kažkokios geros galimybės, ne visada klaupiuosi ant kelio, kas yra rekomenduotina, ryte ir vakare tą darau, dienos eigoj, bele kur tik viešajam transporte, darbe, dar kažkur. Jeigu pradedu jaustis blogai, tai visada tiesiog mintyse, tai jeigu yra galimybė, bent jau užsimerkiu, nueinu kažkur iš šono ramiai pabūti, jeigu ne, tai tiesiog mintyse bandau melstis, kalbėtis, bendrauti visokiam formom. Ir taip aš tai praktikuoju, o kalbant apie 12 žingsnį, tai turiu grupį tarnysčių, turiu viešos informacijos komitetą tarnysčių. Stengiuosi kiek įmanoma, kai kviečia neatsisakyti. Labai kažkaip gerai nuo pat pradžių įkalė į galvą grupės nariai, kad jeigu anoniminiai alkoholikai prašo, visada jiems sakyk taip. Aš visada užduodu savo klausimą, ar aš galiu tai padaryti ar ne. Jeigu galiu, valia. Pirmin tai buvo taip pat ir su šiuo pakvietimu, tai tikrai dalinuosi. Turėjau globotinį. Šiuo metu neturiu aktyviai žingsniuojančių kartu.
Nu, prisidedu prie įvairių veiklų, ten seminarą organizavom, prisidedu, nu, stengiuosi kiek įmanoma dalyvauti to veikloje, sukti, susirinkimus lankyti. Tas 10 žingsnis, stebėjimas savęs irgi prisideda prie tos blaivybės. Tai kažkaip labai nuo pat pradžių patiko ta idėja, kad ką gavau, tą aš privalau atiduoti kitiem. Kad aš tą dovaną gavau, bet aš turiu išorės kleisti ir taip mūsų ta draugija veikia. Ir stengiuosi tą daryti, kartais daugiau, kartais mažiau, bet manau, kad tikrai pakankamai aktyviai tą daryti, tai įmanoma ir kiek siūlo. Nėra, kad belie kiek daug siūlytų, bet kiek siūlo, sutinku. Tai gal kokiu klausimu dar kils, tai ačiū, kad išklausėte ir ačiū, kad blaivas. Ačiū, kad blaivas.